Internetą baigė užkariauti puikus vaizdelis iš Bikernieko, kur BMW skraido, šokinėja, tikrai šokinėja. Kaip tai pavyko? Esu ne vieną tokį iš tikrųjų kaskadinį triuką patyręs ir įgyvendinęs. Tai aš juokais iš tikrųjų sakau komandos draugam, kad nelaimiu kažkokių taurių, laimėjimų, bet už geriausius vaizdus gaunu iš tikrųjų daugiausiai dėmesio. Tai jo, ten buvo iššūkis, užsižiūrėjau į priešininką priešais važiuojant, jisai irgi išlėkė iš trasos, bet aš išlėkiau gerokai efektingiau. Tai bet pavyko iš tikrųjų sugaudyti automobilį ore, jisai pakankamai stipriai į orą buvo pakilęs, bet sugaudžiau jį sėkmingai, bet šita klaida man vieną poziciją kainavo, tai Emilija mane apsilenkė sekančiam posūkį. Tai vyko iš tikrųjų tiltelėje, vienas iš labiausiai iššokingų posūkių Bikerniekų trasos Rygos. Tai jeigu įsineši per daug, sakykime, greičio, tada atraminiai ratai jie išeina ant žvyro ir kai žvyras pasibaigia, ten yra toksai, kai žolė prasideda ir žvyras baigėsi, ten yra toks kupstas ir tada per tą kupstą aš su keleivio pusė stipriai pašokau, bet ačiū Dievui iš tikrųjų užteko greičio suvaldyti automobilį ir išvažiuoti tiesiai. Tokie incidentai lenktynių metu, jie padeda dar labiau susifokusuoti ar atvirkščiai įsijungia toks truputėlis stabdis? Mano atveju tai neįtakoja, nes aš kažkaip dėkoju šitam sportui, kad jis man leidžia išlaikyti ant tiek šaltą protą iki pat pabaigos, kol tiesiog automobilis nesustoja dėl techninių nesklandumų. Tai vat šitas sportas man tikrai davė tą tokį iki galo išlaikyti šaltakraujiškumą. Tai įtakoja, bet nesakyčiau, kad labai daug. Tiesiog praradau laiką ir tada mano komandos draugė Emilija jau galėjo iš tikrųjų įnerti į posūkį sekantį, nes ten praradau laiką nemažai. Kodėl važiuoji būtent šitoj klasėje, o ne Endurance, ne GT3, tai gal aišku dar ne iš karto įmanoma? 325 BMW klasėje važiuoju dėl to, kad jinai visų pirma yra mono klasė ir jinai yra didelė, jinai yra konkurencinga. Pilotai jau važiuoja pagrinde visi jau 3., 4. sezoną. Tai iš esmės važiuoju 325 BMW klasė dėl to, kad jinai yra labai konkurencinga. Ir tu iš tikrųjų gali geriau, vidutiniškai ir geriausiai važiuodamas visuose 3, sakykime, lygiuose tu visą laiką kovoji, trasoji visą laiką kovoji. Tai tas labiausiai veža. Iš tikrųjų, toj konkurencingoj klasėje tu visą laiką kovoji. Nesvarbu, ar tu esi gale, vidury ar prieki viso grido.